Varmotech Pro sistema yra langų montavimo šiltinimo sluoksnyje sistema, susidedanti iš Varmotech profilių, varžtų ir klijų. Instrukcijos dokumente susipažinkite su visais darbui reikalingais įrankiais. Pirmiausia, įsivertinkite, ar siena yra švari ir lygi, be skiedinio ar tinko likučių. Nuvalykite sieną su sausu ar drėgnu šepetėliu. Išmatuokite angos plotį ir pridėkite po 8 cm kiekvienai pusiai. Apatinis profilis turi būti 16 cm ilgesnis nei angos plotis. Rekomenduojama profilį pjauti diskiniu pjūklu. Nupjaukite nereikalingą pirmojo profilio spyną. Skylės profilyje gręžiamos naudojant 8 mm grąžtą skirtą metalui arba medienai. Pirma skylė gręžiama 15–20 cm nuo profilio pradžios, o tarp kitų skylių išlaikomas nedidesnis kaip 70 cm atstumas. Pažymėkite 8 cm nuo profilio pradžios. Ši žyma turės sutapti su angos kraštu. Profilyje esančius griovelius pertepkite klijais 2 juostomis per visą profilio ilgį. Profilį prispauskite prie sienos ir pajudinkite, kad tolygiai pasiskirstytų klijai. Įsitikinkite, kad 8 cm atžyma sutampa su angos kraštu. Pirmiausia, pragręžkite ir pritvirtinkite vieną profilio tvirtinimo tašką. Gulsčiuko pagalba įsitikinkite, kad profilis yra tinkamai sulygiuotas. Tuomet per likusias skyles pragręžkite sieną ir pritvirtinkite varžtais. Rekomenduojamos grąžtų ir varžtų specifikacijos nurodytos instrukcijos dokumente. Išsimatuokite lango angos aukštį. Dažniausiai aukštis abiejose lango angos pusėse yra vienodas. Atpjaukite išmatuoto aukščio profilius. Skyles gręžkite bei klijus tepkite pagal anksčiau minėtas rekomendacijas. Šoninio ir apatinio profilio sujungimą patepkite klijais. Pridėkite profilį prie sienos ir tvirtai prispauskite. Pajudinkite, kad tolygiai pasiskirstytų klijai. Sieną pragręžkite per profilyje sumontuotas skyles ir varžtu pritvirtinkite profilio apačią. Gulsčiuko pagalba koreguokite profilio vertikalumą. Tuos pačius žingsnius atlikite ir kitoje lango angos pusėje. Viršutinio profilio ilgį matuokite nuo išorinės šoninių profilių kraštinės. Klijais pratepkite šoninių ir viršutinio profilių sujungimus. Viršutinį profilį prie sąramos pritvirtinkite varžtais. Šios sistemos profiliai gali turėti 3 skirtingus spynos tipus. Ilgieji profiliai turi specialias spynas, kurioms sutvirtinti naudojami klijai bei metvaršiai. Abiejose spynos pusėse, netoliau kaip 20 cm atstumu, pragręžkite skyles varžtams. Sandarumui užtikrinti visas spynas ir sujungimus pratepkite klijais. Siekiant išvengti pratekėjimų, rekomenduojama klijais sandarinti viršutinį profilį. Tam tikrais atvejais apatinio profilio sutvirtinimui reikalinga montuoti atramas. Daugiau informacijos apie atramų panaudojimą rasite instrukcijos dokumente. Iš profilio atpjaukite 15 cm ilgio atramines kaladėles. Pragręžkite 2 skyles, naudodami 8 mm grąžtą, bei pratepkite atramas klijais. Atramas montuokite po lango kiliavimo taškais. Tarp apatinio profilio ir atramų negali būti jokio tarpo. Atramą pritvirtinkite prie sienos. Prieš pradedant lango montavimą į angą, pirmiausia prie lango rėmo pritvirtinkite pakelimo profilį. Instrukcijoje naudojamas Varmotech PAFR pakelimo profilis. Išmontavus lango rėmą, atpjaukite reikiamo ilgio profilį ir jame pragręžkite skyles varžtams. Sandarumui užtikrinti, profilio griovelį pertepkite klijais. Pridėkite prie lango rėmo ir pajudinkite, kad pasiskirstytų klijai. Esant poreikiui, profilius galite jungti tarpusavyje. Prieš sujungiant, spynas pertepkite klijais. Pakelimo profilį su lango rėmu sutvirtinkite specialiais savigręžiais varžtais.
Lango rėmą kartu su pakėlimo profiliu jau galite montuoti į paruoštą angą. Lango padėtį tikslinkite pasitelkiant gulsčiuką, lazerį ar kitą matavimo įrangą. Reguliavimui naudokite montavimo kaiščius. Profilį ir sieną iš vidinės pusės sutvirtinkite metaliniais kampuočiais. Laikiklis prie Varmotech profilio tvirtinamas medsraigčiais, o prie sienos varžtais. Jei lango rėmą turite pritvirtinti varžtais, prieš tvirtinimą pragręžkite Varmotech profilį. Daugiau informacijos apie tinkamą varžtų tvirtinimą galite rasti instrukcijos dokumente. Pritvirtinę langą priklijuokite sandarinimo juostą ir tarpą tarp rėmo ir Varmotech profilio užpurškite sandarinimo putomis. Putoms sustingus, nupjaukite perteklių ir užklijuokite sandarinimo juostą. Laikydamisi šios instrukcijos nurodymų, sėkmingai sumontuosite Varmotech profilių sistemą. Visą platesnį informaciją apie Varmotech profilių montavimą bei produktus galite rasti mūsų svetainėje varmotech.com.